Pats savo bosas, didelės pajamos, populiarus podcastas, žinomas veidas. Nuo ko viskas prasidėjo? 12 valandų darbas, 12 dieną, 12 naktį. Tie sunkus darbai mane išmokė, kaip pinigai yra uždirbami. Yra 3 pinigų tipai, kai tu uždirbi 10 arba 20 tūkstančių. Yra labai geri pinigai, kai tu uždirbi 300 tūkstančių eurų. Ir yra pasakiški pinigai, kai tu uždirbi milijoną ar daugiau per mėnesį. Labiausiai mane pakeitė ir iki dabar yra ta istorija, kurią atsimenu. Ir kas seko po to? Sekė po to nekilnojamo turto brokerio veikla. Sveiki, šiandien esame Šiauliuose. Mokėt pardavinėti ir būt pardavėjų yra svarbu visur. Bet aš atėjau taip hardcore. Važiuojam. Pirmas mėnuo, Šiauliai, 4 objektai, pirmas objektas parduotas, 3000 eurų komisinis, ok, visai nice. Daugiausiai, kiek esu matęs uždirbantį brokerį, 480 tūkstančių eurų komisinis. Norėčiau, kad šitas žmogus mane mokytų savo srityje. Tai pradėjau pardavinėti ir žiauriai greit uždirbau savo pirmus 30 tūkstančių. Ir tada buvo tas, uždirbau, ką čia veikti, ką čia daryti, o susidūriau su savo pirmu perdėjimu. Koks jausmas buvo ir iš kur jis atsirado? Tiesiog pasisotinimo pinigais. Aš tiesiog žinau, kad esu dabar tam laikotarpį, kai turiu susikurti gerbuvį. Ir aš kai mačiau ir augau, koks gyvenimas yra, kai gerbuvio neturi, aš supratau, ant kiek tai yra svarbu vyrui padaryti. Aš niekada neturėjau pavyzdžio vyro namie, iš kurio galėčiau mokytis. Savo tėvo aš, pavyzdžiui, nesu net normaliai matęs tikrojo. Aš kažkaip labai įsikabinau į YouTube ir pradėjau ieškoti, kas čia galėtų būti tas mano autoritetas. Atsirado toksai pirmin podcastas. Tai kaip kilo mintis pradėti? Klausiau podcast'o Didairio, visi sėjau. Paimu šitą konceptą ir atnešu į Lietuvą. Galvoju, kad aš jį slėpsiu. Mes nieko neslėpiam. Mes inspiravomės iš to. Ką tau pačiam davė šitas kanalas? Didžiausias atsiperkamumas yra pažintys. Buvau šitam podcast'e sakęs, aš apie viską kalbėsiu atvirai iš savo pusės. Darom podcast'ą, kuris yra 1,5 valandos ar 2 valandų. Šito podcast'o tikslas yra šviesti atvirai žmonės. Ir mes kalbam tokiomis temomis ir taip atvirai, kur daugelis nekalba.